Kaip lengvai pereiti iš pririšto laikymo į palaidą laikymą. Tai tiesiog norėčiau akcentuoti, kad šį klausimą norėčiau atsakyti konkrečiai vienam ūkiui, kuris uždavė šį klausimą, nes jisai jau yra pasistatęs naujas fermas ir yra numatęs, kad tose fermose bus 2 grupės. Tai dar prieš einant į palaidą laikymą mes turim pasidaryti namų darbus. Tai yra susigrupuoti savo karves. Ir siūlymas būtų susigrupuoti pirmaviršės, prie pirmaviršių priskirti vipinės dar karves, kurios, sakykime, yra mažesnės, silpnesnės, tiesiog tos karves, kuriuom reikia didesnio dėmesio, ir kitos karves, tai yra didesnės, stambesnės, galbūt tiesiog hierarchijos daugiau turinčios karves. Ir tada pats perėjimas būtų, kad atsirenkam iš kiekvienos grupelės stabilios psichikos karves, jas palaipsniui po nedidelį skaičių įvedame naują fermą, leidžiame apsiprasti ir jeigu viskas gerai, tiesiog palaipsniui įleidinėti vis daugiau karvių ir taip pat būtinai nepalikti be priežiūros, nes jeigu, kai suvesime visas karves į naujas fermas ir jeigu pamatysim, kad kokia karvė, sakykime, stresuoja labiau, nepripranta, neapsipranta, tai tiesiog tą karvį reiktų paimti, grąžinti į seną fermą, leisti jai nusiraminti, pasibūti ir po kažkokio tai laiko, sakykime, po dienos ir savaitės, kitos savaitės vėl bandyti grąžinti į tą bandą. Taip pat grupavimo metu, kai jau suleisime tas karves, siūlyčiau ir jų grupių nemaišyti. Tai reiškia, kad, tarkim, tos karves buvo pirmaviršių grupėje, užtraukinom, išvedėm, apsivešiam, tai ir grąžinam į tas grupės. Nes viso karvės bus pripratusios viena prie kitos ir mažiau patirs to streso. Tai va, tai tokie būtų pagrindiniai akcentai, kad namų darbai grupavimo, turim tų sąrašus karvių, pirmaviršių, vipinių ir kitų karvių, įvedam į naują fermą atsirinkę iš kiekvienos grupės stabilios psichikos karvės ir būtinai nepaliekam be priežiūros, kad stebėtumėm jų elgesį ir kaip jos pripranta prie naujos aplinkos.